nežinomų kelių. Stovit jūs ant skubančios vaikystės liepto ir sugrįžt negalit jau. Dingo jūsų smėlio miestai, lėlį jau seniai, nebepinat kasų. Stovit jūs ant skubančios vaikystės liepto ir sugrįžt negalit jau. Neliūdėk, maža širdelė jūsų, tikėk, liks tikri draugai, knygos ir žaislai, ir primins žavias dienas vaikystės, kada buvome visi drauge. Sveikiname visus susirinkusius į šventę, o ypač ketvirtokus, kuriems prasidės naujas gyvenimo etapas. Trečiokas Rokas taip pat sveikina visus sėkmingai užbaigusius mokslo metus ir skiria jums dainą. Žodį suteikiame mokyklos direktoriui. Prašom. Ačiū, mergaitės, už žodį. Aš garsiai visada kalbu. Šiandien visi vaikai norėtumėm ką sušaukti? Džiaugsmingą. Valio, valio, valio. Ar visi galim atsakyti dėl to? Taip. O dėl ko? Žinoma. Ar tiesa, kad visi sušauksim kartu? Visi pabandykim. Valio, valio, valio. Juk jau kvepia vasara, o svarbiausia atostogomis. O ar žinote, kodėl kvepia atostogomis? Juk tai alyvų, žemų, braškių, tylių vasaros vakarų gaivos, lauko dūmų ir laisvės kvapas. Laisvės kvapas. Daug ir smarkiai dirbot per visus mokslo metus. Sužinojot daug naujų dalykų. Ar tiesa? Taip. Susiradot naujų draugų? Taip. Šventėt įvairiausias šventes? Taip. Lankėte galybės įvairių būrelių? Taip. O be to, žinau dabar, kad jūsų galvelės ką padarė? Įkaito. Ir tikrai laukia atokvėpio. Tad per atostogas vaikai skaitykit knygeles, mėgstamus žurnalus, kurtai greitus. Rašykite vieni kitiems laiškus, o jūsų laiškai tai juk SMS. Ir keliaukite. O rudenį susitikę visi pasidalinkit savo mintimis. Ar su manim, ar su klasės vadovais. Tai ar sutarėm? Taip. Na, o kokios atostogos be nurodymų? Ar sutinkat? Taip. Ar reikia vasarais atostogų nurodymų? Taip. Ar sakė jums vadovai? Taip. Sakė. Bet čia nurodysim bendrus mokyklos. O jų bus 10. Visi įdėmiai paklausykit. Pirmas. Gerai pailsėkit. Tik tai aišku, ne tik vartydamiesi lovose. Valgykit antras vaisius ir daržoves, o jos tik nuplautus. Būkit atsargus prie vandens, tą gerai įsidėmėkit. Nesimaudykit be suaugusiųjų priežiūros, bet ir jų vienų neišleiskit. 4. Nepamirškit skaityti, nes gali iškilti problemų, kai parduotuvėj neperskaitysit, kokie ledai ir kiek jie kainuoja. Keliaukit. Na, jeigu toli neturėsit galimybių nukeliauti, tai žinot, kur keliauti? Į savo daržą. O jeigu ne, ir į kaimyno pasukit. Nu, aišku, 5.
tyrinėkit aplinką, gamtą ir rašykit dienoraštį, nes tai papasakosit, ką veikėt. Padėkit tėveliams. O žinot, ką padėkit? Išleisti jų sukauptus pinigus. Na, aišku, susiraskit ir naujų draugų. Ką jie jums gali padėti? Taigi daržo lysvę nuravėti. Būkit atsargus. Nelakstykit, ypatingai kokiu laiku? Tamsiu paros metu. Niekur neikit. Na, o paskutinis pats svarbiausias. Būkit linksmus ir mandagus. Tai jeigu tų visų nurodymų laikysitės, tai nepajusit, kai prabėgs vasara ir ateis koks rudenėlis? Spalvotas, taip, spalvotas rudenėlis. Ir tada vėl visi sugrįšit kur? Į mokyklėlį. Na, tai tokie būtų mūsų palinkėjimai jums. O dabar pas mane yra pluoštas kažkokių popierų. O kokie jie? Visi žino, kas ten būna. Diplomas, padėkos raštas, ar netiesa? Tai gal pasinaudokim tą progą ir juos pažiūrėkim, kas čia. Kaip Ana sako? Pažiūrim? Gerai. Taigi vakar įvyko mokytojų tarybos posėdis. Ir žinokit, kaip visi mokytojai gražiai atsiliepė apie jūs visus, nieko kito nebeliko, kaip parašyti įsakymą ir visus kelti, kažkur. O kur jūs žinot? Į kitą klasę. Ar norėtum tada į kitą klasę? Tai paskaitysiu, paklausyk. 1 klasės 6 moksleiviai, o jūs visus pažįstat pirmokus, ar yra pirmokų pas mus? Tai kur jie? Žiūrėkit, nėra pirmokų. Kas čia? Pakelkit, Ai, tėvuli, tu matai, kaip jie baubijo. Iškart 10 klasę. Nebrangieji, tik į 2. 2 klasės 10 moksleivių keliami į 3 klasę, o 2 yra? Tadai, kuriai tu klasė? Va, tai tu keliesi? Tai šaunu. 3 klasė 5 mokinukai. Ir visi kur keliaujam? Į 4. Ir 5 visas būrys su šiom 2 panelėm. Ar yra jų? 5. O 4 ar yra? O kur jie keliaus? Į 5 klasę. Bet dar jiems garbingai pažymėjimus kokius gražius ateis. Bet viskas iš eilės. Tad panas prašau padėti man, patarpininkauti ir pažiūrėti. Kam pagirimo raštas perskaityti? Gabrielė. Ar gali suskaityti? Vat ką aš sakiau vasarą daryti, skaityti. Nes nei ledų pavadinimų neperskaitysi, nei pagirimo raštų. Ar tai? Taigi, pagirimo raštas apdovanoja 1 klasės moksleivį Antaną Tamašauską už labai gerą mokymąsi užduotį. O jau dabar, žinokit, man Gabrielė suskaitė, paskelb dar kas ateina pas mus? Eva Džiagytė. Už ką? Už labai gerą mokymąsi. Ir 2 klasėje nepamiršk gerai mokyti. Sutarėm? Sveikinu. Prašau. Na, pažiūrim, kas čia dar paskui. Sandra Višinskaitė. Už labai gerą mokymąsi ir aktyvę popamokinę veiklą. Tai yra. Kažkas yra padėka, taip? Sandra Višinskaitė už aktyvų dalyvavimą būrelyje Žilvinėlis. Paskaityk gerai, teisingai. Žilvinėlis. Ačiū. Sveikinu tave, panelė. Aušrinė Paranauskaitė. Už labai gerą mokymąsi ir aktyvę popamokinę veiklą. Apdovanojame pagirimo raštu, čia turbūt veikia, ne? Ir padėkos raštu. Paranauskaitė už aktyvų dalyvavimą būrelyje Žilvitis. Taip, Žilvitėlis. Sveikinam. Gerai, viskas. Dar kas pareiškia. Dar
aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis. Tomai Petrilaitei už aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis ir aktyvę popamokinę veiklą. Už aktyvų dalimavimą būrelyje Šilvitėlis. Nu, kas čia yra kad su klaidom? Tikrai vasarai gerai skaitimo reikės, tai man tai Karolinai Stabrauskaitei už aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis ir aktyvę popamokinę veiklą. Edgaras Stabrauską už labai gerą mokymąsi. Rokas Navickas už gerą mokymąsi. Aurimui Šidlauskui už aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis. Livetai Lapinskaitei už labai gerą lankomumą. Simui Navickui už aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis. Rūta Daunytė už gerą mokymąsi, aktyvę pamokinę veiklą ir aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis. Reda Daunytė už gerą mokymąsi, aktyvę popamokinę veiklą ir aktyvų dalyvavimą būrelyje Šilvitėlis. Už labai gerą lankomumą pradinėse klasėse. Deimantė Dagytė už labai gerą mokymąsi, aktyvę popamokinę veiklą ir atstovavimą mokyklai. Tai yra pagirimo raktas. Ir padėkos raktas labai gerą lankomumą. Viktorija Liudaitė už labai gerą mokymąsi, aktyvę popamokinę veiklą ir atstovavimą mokyklai. Ir tai yra pagirimo raktas ir padėka už labai gerą lankomumą. Laurai Gaižauskaitė už labai gerą lankomumą. Dovydui Giedraičiui už labai gerą lankomumą ir aktyvę popamokinę veiklą. Evaldui Lapinskui už labai gerą lankomumą. Karolinai Liudaitei už aktyvę popamokinę veiklą. Gražvydui Sorai už labai gerą lankomumą. Na ir tuo pačiu įteiksiu visiems pažymėjimus, kad baigėte pirmą pradinį, tai yra pradinį ugdymą. Karolis Andrijaitis. Deimantė Dagytė. Reda Daunytė. Rūta Daunytė. Laura Gaižauskaitė. Dovydas Giedraitis. Evaldas Lapinskas. Karolina Liudaitė. Viktorija Liudaitė. Ir Gražvydas. Na ir šiandien mums baigė ir 5 klasės mokiniai.
Taigi apdovanojam Gytį Daunį už gerą mokymąsi. Miela mama, būkite maloni. Apsėsi. Nusveikite, kaip parneš jau vienu šakyčių pasvyti. 5 klasės moksleiviai Andrių Liudą už gerą mokymąsi. Tai yra pagirimo raštas ir padėka Andriui Liudui už labai gerą lankomumą. Na, sveikinu ir pagirimo raštu apdovanoju Gabrielę Andrijaitytę už gerą mokymąsi ir padėkos raštu už aktyvę sportinę veiklą. Mokytoja sakė, kad tai yra sportiškiausia mūsų mergaitė. Sveikinu. Taip pat padėkos raštą noriu įteikti už labai gerą lankomumą Neringai Šidlauskaitei. Ir Kęstučiui Čiapui. Tai mūsų viskas baigės, ką? Tai jau galiu ir aš tai. Taigi vaikai, gerų. Žinai, kur veda šitas kelias, kurio ėjai ir vis eini, kur leidžiasi pavargusi saulė, kai vakare sustoji kelio pakrašty. Kur gimsta tie maži rasos lašeliai, kurie nukrenta žolės ryte, kai dingsta tavo balso aidas, kai tu šauki kažką sapne. O dabar mūsų rokas savo kūrinį skiria 4-okams ir linki tik gerų pažymių 5 klasėje. Prašome, mielieji 4-okai.
Dėmesio, reikia pasitarti. Prirašėm sąsius, perskaitė knygas. Netyčia juoką išbėrėm prie klasės. Valiu, rytoj nereiks eiti į mokyklą, valiu. Ko čia džiaugtis, nežinia, juk kitą metį teks eiti 5. klasę. Truputėlį baisu, bet labai smalsu. O ar žinote, kad 5 klasę mus vertins pažymiais? Nereikia jų bijoti, tik reikia drąsiai juos pasidėkti. Būk sveikas, geras, pažymy, kai už tave mes būsim giriami 9, 10 ir vertinti 100 vaikų. Bet jei 6, o jei 5, O jeigu kartais 4, tai nuotaika visai bjauri. o jeigu 3, O jeigu tu norėsi skaudu, kaip skaudu. bet mes pasižadame, kad būsime geri 9, 10 įvertinsi tikrai visus. Čia išmokome 1 raidę, tai mokėjom, kėlėm rankas, čia labiausiai. Čia suskaitėm 1 raidę, čia labiausiai pilnapašinė. Čia mes skaitėme, puikiai skaičiavom, kartais juokėmės, verkėm kartu. Rašėm raidės, dainas išdainavom ir pakėlėme skrydžių sparnus. Ir net nepastebėjom, kai užaugom visi ir išdykusiai vaikystė, žaidimais tarp sudėtus. Tu neklausk, kada baigės vaikystė, kalendoriuje nėra tos dienos. Nepaliaujam su priešdėlis skristi, tik negrįžtam niekad atgaliaus. Mes mokėmės toj pačioj klasėj.
Rima Česnauskienė. Žodį suteikėme jums, miela mokytoja. Tai šiek tiek pasiruošėm čia tokios informacijos kompiuterio režimų, sekėsi 4 metus, tai būtų malonu, jeigu galėtume pažiūrėti. Graudi diena ir labai daug graudinamės visą dieną, ar ne? Ašarojam ir ašarojam, tai kad daugiau nebeašarotumėm, nesakysiu šių liūdnų žodžių, graudžių jokių, ar ne, prisigraudinam. O mes klasėje netaip senai darėme tokius rinkimus. Visi pasižiūrėję rašė savo nuomonę, kokie yra jų draugai. Ne? Tai man reikia visus rašti. Ir duosiu aš jums dovanų. Beveik bus kalėda. Gausit visi po diskelį, kuriame yra tai, kas čia. Tai gal daugiau, truputėlį daugiau. Ir seną gerą draugą pieštuką, parkeliuką, visuomet draudžiau rašyti su tušinukais, tai va dabar pati padovanosiu, sako, nuo 5 jums jau gali. Ir, mielas Seku, klasės draugų nuomonė, kuri nediskutuotina, tu esi geriausias klasėje skaitytojas. Kodėl jie taip nusprendė, tai jų ir paklausė. Prisiminimui savo dalykų. Mielas Karlas, klasės draugų nuomonė tu esi pats geriausias sportininkas. Prašau. Miela Laurytė, klasės draugų nuomonė tu esi geriausias. Prašau. Miela Rutelė, klasės draugų nuomonė tu esi nuoširdžiausia ir draugiškiausia klasiokė. Tas, kur su širdute. Prašau, Rutelė. Bet kai draugai taip nusprendė, tai tu dabar jau čia jiem pretenzijas reiškia, jeigu kas ne tai. Miela Redutė, klasės draugų nuomonė tu esi pati patikimiausia klasiokė ir geriausia poetė. Redutė, prašau. Miela Karolina, klasės draugų nuomonė, tu esi geriausia aktorė ir geriausia budėtoja. Prašau. Mielas Graži, klasės draugų nuomonė, tu esi spėk. Geriausias dainininkas. Geriausias dainininkas. Nu va, daug nediskutuoti. Prašau. Miela Viktorija, klasės draugų nuomonė, tu esi pati geriausia matematikė ir linksmiausia klasiokė. Kodėl šauna parkeliu pasitokė? Prašau. Nu ir, tai kas tie šauniausiai? Jūs patys pasiūlėt, kad reikia išrinkti šauniausią. Ir nusprendėt patys, kad šauniausia mūsų mergaitė tai yra Deimantė ir dar kartu geriausia poetė su Reda dalyjasi titulų. Vitavas su Karūna. Prašau. Vieną visuomenį. Mielas Dovydas. Klasės draugų nuomonė, tu šauniausias klasiokas ir paslaugiausias klausiokas. Ir nežinau, daug kas parašė labiausiai padūkas. Taigi, mėly mano, prisigraudinom ir užteks. Sėkmės jums, geros kloties 5 klasėje ir labai didelę padėką noriu pareikšti būtent šitos klasės tėveliams, nes be jūsų nebūtų nei vienos ekskursijos, nei vienos šventės, nei vieno gražaus vaidinimo. Visur jūsų rūpestis, jūsų rankos ir aišku jūsų piniginės. Taigi ačiū labai. Tėveli, todėl žodį suteikėme jums. Dėkingi esame už tai, mėly mokytojai, kad davėt mums daugiau nei savo. Parodėte gyvenimą kitų kampų, padėdavote, kai būdavo mums sunku.
Jūs visada šalia, kai juokiamės ar kai skaudu, tad ačiū, kad visą laiką mes drauge. Antros klasės mokiniai visiems skiria dar 2 daineles, prideda ir riešutų dainelė. Šalia lauko kamarėlė, rita, stovi pieno puodynėlė, rita. Mokytojams ir mokyklos vadovams. Pamatyti mūsų ketvirtokus. Pirmąjį rugsėjį, kur ta raida, abo kaimo lapė. Ir pirmą mokytoją, kur būtinai, ir mokė vaikščius į žemę. Gėrė grūdus, mumise pusėjai ir džiaugiaisi, kai daiktus pamatėjai. 2 metus, skaičiuodama rugsėjais, šilumą, vaikų širdžių takai. Draugystė mus lydėjo 4 metus ir jau paliks mus. Atminti tas didžiausia partijoje nešia ir grūdinti mažo išveikti. Tu žinai, iš kur žolė ateina žiemą.
skaičiuoti, niekas negalėtų įsivažiuoti dabar. Žiūrėkit gėlę, žiūrėkit kaip žvaigždės paaukštų dangum, dėkokit gėlės tiems, kurie moko žmogų mylėti. Vėlgi iš gegužės, penkmečių dienų, vėl mėlyna žibutė, šviesi rytis, tik pradinėse klasėse, praleistas dienas, tik pradinės klasės niekada negrįžta. Šalamoka, ačiū, 100 ačiū, gėlės žvaigždės jau jūsų, tai paukštelį, kylame iš lizdo. Nors drąsos ir ryžtų jums dar daug trūksta. Žodžiai išsakyti. Norėtumėm dar pasveikinti visus esamus ir būsimus tėvelius su artėjančia tarptautinė tėvelio diena. Nepamirškite, vaikučiai, pasveikinti savo tėvelių, su jais praleisti dieną, o kartu ir visus vaikus norime pasveikinti tarptautinė vaikų gynimo diena. Tad sekmadienį susikime su tėveliais, manyčiau, kad jūs iškilausite, pramogausite ir gražiai praleisite laiką. O mes šventės pabaigoje norime palinkėti jums gerų jums atostogų ir šiltos vasaros. Iki susitikimo rugsėjo 1 dieną.